Tai yra kažkas tokio. Ir jinai pasiūlo vietos viduje nesuėsdama bagažinės. Ir va dabar Paulius labai matau tvarkingai užkrovęs sulankstomą karboninio rėmo Bister dviratį iš Krinon.lt galite įsigyti tokius dviračius tiek Krinon.lt elektroninėse parduotuvėse, tiek fizinėse. Kaip matote, išlankstyti labai paprasta. Aš iš viso, žinok, šiandien galvojau, čia yra du fiksatoriai. Per vidurį ir vairas, viskas. Ir važiuojam. Nu, pedalus dar atsilenkt. Šiaip labai paprasta. Aš jau nekartą esu sakęs, jeigu Paulius sugeba, tai kiekvienas iš jūsų sugebės susilankstyti. Ir Paulius, matau, užkrovęs šio automobilio laidą. Šis originalus laidas turėtų kraut apie 3 kW turbūt gale. Nu tai taip. Iš įprastinio elektros lizdo, bet jeigu namie turite elektros krovimo stotelę, tai Sportage galite krauti 7,4 kW gale. Ne? Tai pasikrausit. Gale? Ta prasme bagažinės gale? Gale, galingumu. Ai, galingumu. Tai pasikrausit per maždaug 2 valandas. Ir atsidarėm bagažinę ir matom, kad bagažinės turis yra tikrai geras pagal automobilio dydį. Ir man atrodo, tiek Sportage'as, tiek Tucsonas yra tikrai talpus automobiliai pagal savo gabaritus ir čia tikrai negalim kibti prie nieko.